Labą dieną visiems Lietuvos gyventojams, visiems tiems, kas per gyvenimą eina mąstantis, taip pasakyčiau. Šiandien 25 mėnesis 2025 metų ir aš girdėjau, kad buvo apeliacinis teismas, kuris policininką Dariusą Šerpaitisą vėl, kaip sakė, išteisino dėl žmogžudystės, moters žmogžudystės, kurie įvyko 12 dieną, 12 mėnesį 2023 metų. Čia Braškių kaime prie Vilniaus rajonas. Tai va, pirmas buvo teismas ten išteisino šitą Darių Šerpaitisą. Aš pasakiau, kad šitas teismas neteisėtas, kad išteisinimą aš anuliuoju. Dabar buvo vėl išteisinimas jau apeliacinis teismas buvo ir teisėjas, kuris neteisėtai užima savo pareigas, Linas Šukšta, išteisino vėl Darių Šerpaitisą dėl žmogžudystės. Kodėl aš sakau, kad teisėjas neteisėtas? Nes mūsų konstitucija parašyta, kad visa valdžia priklauso tautai. Taigi turi būti liaudies teismai pagal konstituciją. Jie turi turėti įgaliojimus nuo tautos. Tautos sueigos jau daugiau negu 30 metų nebuvo. Visi šitie balsavimai, kurie vyko, buvo surinkti fiziniams asmenims. Taigi Seimo nariai yra ne tautos atstovai, jie yra atstovai fizinių asmenų. Fizinis asmenys, aš priminsiu, kad neturi jokių galių. Taigi ir perduoti nieko negali. Taigi mūsų Seimo nariai neturi jokių įgaliojimų. Pagal konstituciją Seimo nariai neatsako už savo veiksmus pagal baudžiamojo kodeksą ir juridinius aktus kažkokius. Taigi jie faktiškai yra neveiksnūs, psichiškai nesveiki. Kaip jų galima privileginti psichiškai nesveikiems asmenims. Prezidentas mūsų taip pat. Čia būtų, man atrodo, dėl Seimo konstitucijos 60 straipsnis, man atrodo, 64 straipsnis dėl Seimo, kad jie neatsako už savo veiksmus. Ai, 62 straipsnis, kad jie neatsako už savo veiksmus. Ir 80 ten kažkoks, 80 dėl prezidentų. Taigi, jeigu jie paskiria teisėją, tai irgi fizinių asmenų atstovus paskirti šitą teisėją niekaip negali, nes neturi jokių įgaliojimų. Mūsų konstitucija, priminsiu, kad fizinių asmenų ir juridinių asmenų nebėra. Tokių atstovų, tokių sutvėrimų mūsų juridiniam lauke kaip Lietuva nebėra. Taigi jie jokių galių ir neturi. Tai va, šitas apeliacinis teismas išteisino, kaip sako, bet aš sakau, kad jie neturi galių, jie negali išteisinti. Priminsiu, kad šitie policininkai atvažiavusi padėti medikams, kurie atvažiavo apraminti šitą moterį, nes jie turėjo psichozę, psichiškai nesveika buvo moteris, jos amžius buvo apie 51
51 metai arba 52, pakankamai tokia jau nejauna moteris. Psichozė buvo, kažką sakė, kad ten apdaužė mašiną medikų, ten kažką išdaužė. Jie norėjo, kad medikai išvažiuotų. Jie nenorėjo kažkur tai važiuoti ir kažką, kad jie su ją kažką darytų. Tai suprantamas dalykas. Paskui atvažiavo policininkai, kurios iškvietė policiją, medikai, jie atvažiavo ir moteris jau buvo užsirakino savo namuose, buvo ten su peiliu ir užsirakino namuose. Prie lango ten priėjo, taip pasakojo, nes jokios informacijos normalios tai nėra, tik tai tą galima žinoti, kas sakoma per televiziją, ką rašoma spaudoje. Bet spaudoje televizijai aš pats žinau, kad mane ne vieną kartą buvo apšmeižę, policija irgi apšmeižė, taigi informacija tokia taip savo, nelabai patikima. TV3 apie mane irgi pilnai apšmeižė mane, taigi žinau, kad ir televizija nepatikima. Informacija iš televizijos 100% negalima tikėti jų informaciją, patikta jų informacija, nes jie meluoja. Tai va, jie atvažiavo, sakė, kad matė per langą, kad jinai, ta moteris laikė peilį prie savo gerklės ir jie norėjo jai padėti išgelbėti, išlaužė duris, užėjo į namus ir nušovė ją. O toks buvo padėjimas šiai moteriai, jie padėjo. Mano supratimu, aš pareiškiu, kad šitie policininkai ir Darius Širpaitis buvo taip pat galima sakyti, kad psichiškai nesveiki, nes moteris, kuri turi 51 metus, pakankamai nejauna, neturinti kovos menų žinojimo, nežinojanti, kaip naudotis peiliu, išgąsdino 4 specialiosios paskirties policininkus, sugebėjo, kaip jie sakė, kažkaip ten ant jų pulti, jie išsigando, kad užmuš ir ją nušovė. Jie nežinojo, šitie policininkai nežinojo, kad galima vesti kažkokį tai pokalbį ir apraminti pabandyti. Jie nežinojo, kad jie gali turėti kažkokius skydus, nuo kuriais galima apsiginti nuo šalto ginklo. Jie to nieko nežino. Jie žino, kad tik tai, kad jie gali užeiti, reikalauti kažkokio, jeigu kažkas neišpildo jų reikalavimą, jie iš karto panaudoja ginklą. Tai psichiškai nesveikų žmonių arba asmenų veiksmai. Tiesiogiai aš pareiškiu, taip, nesveiki žmonės taip daro. Mūsų policija yra nesveika. Mūsų generalinis komisaras pasakė, kaip aš žinau per televiziją, padarė pareiškimus, čia Arūnas Paulauskas, generalinis komisaras policijos, pasakė, kad policininkas ne tik gali naudoti ginklą, bet turi pareigą naudoti. Taigi jo galima žodžius traktuoti kaip šaukimas, kad šaudyti žmonės. Nes jie turi pareigą šauti į žmonės. Kodėl sakau į žmonės? Nes ta moteris nebuvo fizinis asmuo. Ji buvo psichiškai nesveika, jos parašas nieko nereiškia, taigi su Lietuvos Respublika jie nesudarė sutartį, taigi jinai nebuvo fizinis asmuo. Ji buvo žmogus. Psichiškai turintis negalį, bet žmogus. Žmogus turi teisę į laisvę ir neliečiamybę. Šitą teisę jie pažeidė. Jinai turėjo, jeigu jie pasakys, kad jinai turėjo ginklą, jinai su šito ginklu buvo užsidariusi savo namuose. Jinai kaip mažas vaikas arba kažkoks gyvulys, kuris užsidarė išsigąsdamas. Kiekvienas žino, jeigu šunį
į kampą, įvaryti į kampą, šitą šuo įkas. Čia kiekvienas žino, normalus žmogus. Šitie policininkai šitą moterį įvarė į kampą. Jai nebuvo ką daryti, nes ji bijojo medikų ir psichinių šitų ligonių, kaip jie elgėsi su žmonėmis. Jeigu jūs nežinot, kas vyksta pas mus psichiatrijos ligoninėse, tai aš jums papasakosiu. Aš buvau prie savo pažįstamo, kuris buvo patalpintas į ligoninę, kur priežiūra tik tai buvo, kaip jisai be būto, toks bomžas, be būtų gyveno, jį patalpino į čia pas mus Vilniuje Vilkpėdės ten priežiūros, toks medicininis priežiūros, kaip ligoninė. Tai jisai, kaip aš atėjau pirmą kartą, jisai buvo antrankiais prirakintas prie lovos ir negalėjo atsistoti su lovos, jam neduodavo. Jisai buvo su pampersais ir ten ir šyko ir myžo į šitus pampersus. Taigi, jeigu jūs galvojat, kad ten labai gerai, tai aš pasakysiu jums, kad ten labai blogai. Ir kad šita moteris nenorėjo ten važiuoti, aš suprantu, kaip jinai išsigando, kad ten važiuos. Ir nenorėjo. Jinai išsigando, kad ją nužudys, jinai paėmė šitą ginklą, apsiginti savo gyvybę. Ir jinai išėjo, kad jinai buvo teisi, nes ji yra šita moteris nužudyta. Ir tos žmonės, kurie psichiškai nesveiką sprendimą priėmė, nušovė ją, nesusitarė su ją, nerado kažkokiu tai būdu, kaip atimti šitą peilį. 4 sveiki vyrai, policininkai, broniruoti, dabar jie vaikšto su bronikais, kaip sakoma. Jie nesugebėjo susitvarkyti su viena moterimi, kuri 52 metų, 51 ir neturėjusi kažkokį tai žinojimo kovų meno. Taigi čia yra, aš nežinau, kaip tai pavadinti. Čia mūsų Lietuva priėjo prie galo kažkokį. Jeigu šitas generalinis komisaras sako, kad nemato kitos išeities, vietoj Dariaus Širpaičio jisai Arūnas Paulauskas taip pat pasielgtų, tai supraskit, jeigu jūs sutinkat su jo požiūriu, tai jisai ateis į jūsų namus ir jūs nušaus, jeigu jūs nepaklusit jo reikalavimų. O jisai gali pareikalauti bet ko, kad tik nori. Pinigų aš nežinau, ko jis gali pareikalauti. Jeigu jūs nepaklausit, jie pasakys, kad čia policijos teisėtas noras ir viskas. Taigi va, mano toks sprendimas, kad aš nepripažįstu šito sprendimo, nepripažįstu, kad šitas Linas Šukšta yra teisėjas ir turi tokie įgaliojimus teisėjo, ir nepripažįstu, kad Darius Širpaitis išteisintas. Nei Darius Širpaitis, nei policijos departamentas nėra išteisintas iš tautos pusės. Aš kaip žmogus, kaip tautos vienetas sakau, kad jūs nusikaltėliai ir šitas sprendimas nušauti žmogų buvo neteisėtas. Šitą sprendimą turėsite atsakyti. Kol kas jūsų valdžia užgrobė ginklų, užgrobė valdžią, bet vis tiek jūs būsite kažkada patraukti baudžiamąją atsakomybę ir už tą veiksmą, ir už tos veiksmus, kuriuos prieš mane panaudojot, kada 3 valandas mane laikėt įkaitų. Ne vieną kartą jau laikyt neteisėtai. Jūs pažeidžiat žmogaus teisės. Ir už tai jūs kažkada būsit vis tiek atsakysit.
arba šiame gyvenime, arba kitame. Bet atsakysit. Viso gero.